pakalbėkime apie ne tą prasme, kaip dažniausiai apie tai yra kalbama, bet apie seksualinę energiją, kuris slypi mūsų viduje. Knygoje Mąstyk ir būk turtingas yra didžiulis skyrius apie seksualinės energijos transformaciją. Dauguma žmonių šį skyrių arba visiškai praleidžia, arba neteisingai supranta. Ir šiame video aš pasidalinsiu, kas nutinka, kai tu savo seksualinę energiją naudoji netinkamai ir kaip ją transformuoti taip, kad ji tarnautų tau. Sveika, aš esu Gustė Vin ir šiame kanale dalinuosi saviugdos, moteriškumo ir kvantinės fizikos dėsniais, kurie padėjo man išlipti iš labai tamsaus laikotarpio ir tapti pačia geriausia versija. Tai kas yra ta seksualinė energija ir kaip ją transformuoja? Kad geriau suprastum, apie ką kalbame, svarbu žinoti vieną dalyką. Vieną iš mūsų stimuliuoja tam tikri dalykai. Knygoje Mąstyk ir būk turtingas įvardijama 10 skirtingų dalykų, kurie mums sukelia tokį didesnį poveikį. Tai pirmas, aišku, yra seksualinis potraukis arba seksualinė išraiška. Antras yra meilė. Trečias yra stiprus pripažinimo, galios, finansinės laisvės ir pinigų troškimas. Ketvirtas yra muzika. Penktas yra draugystė ir tai yra nesvarbu, ar tai yra tarp vyro ir moters, ar tarp tiesiog draugų. Šeštas vadinamas mastermind sąjunga. Ir ką tai reiškia, tai yra ryšys ar net dvasinis ryšys su žmogumi, su kuriuo augame ir tobulėjame. Bendra kančia. Ir aštuntas yra autosugestija. Tai yra sąmoningas savęs perprogramimas per mintis, žodžius, emocijas. 9 yra baimė ir 10 yra psichoaktyvios medžiagos ir kitos žalingos medžiagos. Žinoma, dalis šių dalykų yra destruktyvūs, o kiti yra visiškai natūralūs. Pavyzdžiui, draugystės troškimas arba meilės troškimas. Tačiau seksualinė energija yra pačia pirmoje vietoje. Kodėl? Tai yra tokia galinga jėga, per kurią sukuriama gyvybė. Ir kas, jei aš pasakyčiau, kad tu šią energiją gali panaudoti tam, kad taptum produktyvesnė, pasiektum sėkmę, judėtum pirmyn, turėtum tą ugnelę savyje keisti savo gyvenimą. Galbūt esi žiūrėjusi video ir staiga kyla tas noras. Aš noriu kažką keisti, aš nusipelniau geresnio gyvenimo, aš noriu gyventi taip, kaip man yra geriau. Ir tas jausmas ir yra tavo seksualinė energija. Dabar turiu tau mažą užduotį. Pagalvok, kokie yra 10 tavo stimulų. Sustabdyk šitą video ir parašyk sąrašą iš 10 dalykų, kurie pažadina tavo mintis, sukelia emocijas, suaktyvina tavo energiją. Tai stimuliuoja. Ir tai gali būti muzika, pokalbis su gera drauge, gamta. Ir visiškai nesvarbu, ar tai yra teigiama ar neigiama. Svarbu tik tai, kad tai stipriai veikia tavo būseną. Parašyk tuos 10 dalykų ir tada sugrįžk atgal į video. Kad suprastume, kaip naudoti seksualinę energiją, pirmiausia turime suprasti, kaip naudojame savo stimulus. Tu jau parašy 10 dalykų, kurie stimuliuoja tavo protą. Dabar pažymėk, kuris iš jų yra svarbiausias. Tai yra, kuris iš jų labiausiai stimuliuoja tave ir kaip tu jį panaudosi ateityje. Tarkim, paimkim muziką. Jei klausydama muzikos jauti energiją, motivaciją ir norą veikti, tu gali ją naudoti sąmoningai. Pavyzdžiui, turėti specialius playlistus prieš svarbius pokalbius, klausytis muzikos prieš darbą, naudoti muziką atsipalaidavimui, turėti dainas, kurios tave užmotyvuoja ir su kuriamis gali padaryti bet ką. Svarbiausia, sąmoningai naudoti stimulus. Ir iki šiol dažniausiai buvo taip, mes juos arba patirdavom ir neišnaudodavom, arba negalėdome jų išvis sukontroliuoti. Bet nuo šiandien gali būti kitaip. Nes tu gali pati pasakyti savo, aš galiu sukelti meilės jausmą, aš galiu sukelti draugystės jausmą savyje ir netgi sukurti tą seksualumo jausmą savyje. Šis skyrius knygoje vadinama seksualinė transformacija, tai yra sexual transmutation. Ir čia yra svarbu suprasti vieną dalyką. Transformacija nereiškia energijos slopinimo.
Kai kurie žmonės bando ignoruoti šitą energiją arba ją slopinti, bet tai nėra transformacija. Transformacija reiškia, tu paimi tą seksualinę energiją, kuri kyla tavo viduje, ir panaudoji ją kažkokiai kitai gyvenimo sričiai. Pavyzdžiui, tikslų išsikelimui, kūrybai, karjerai, nes tu kontroliuoji šią energiją, o ne į tave. Kai tu pajauti, dabar jaučiu, kad turiu labai daug šios energijos, tu gali savęs paklausti, ką aš galiu su tuo padaryti. Taip, gali ją panaudoti seksualiniam pasitenkinimui ir viskas to yra okei. Bet taip pat gali nueiti pasportuoti ar padaryti savo verslo planą. Panaudoti ją tam, kas tave augins. Nes kas atsitinka, kai tu savo seksualinę energiją tiesiog dovanoji bet kam? Kaip dažniausiai jautiesi po to? Labai išidinoje, ne? O kas ten pagal kvantinę fiziką vyksta, tai yra next level, okei? Ir tai yra visiškai atskira tema, jeigu nori, kad apie tai padaryčiau video, tai pakomentuok, okei? Ir ką aš noriu, kad tu dabar išsineštum iš šitą video? Kai tik pajauti šią energiją, tu gali sąmoningai ją pastebėti. Kas manyje kyla, kaip aš jaučiuosi, kaip jaučiasi mano kūnas. Žinok, kaip ir kur tu ją nori panaudoti. Suvok, kad tai yra be galo stipri, be galo galinga ir be galo sakrali energija. Ir kad ši energija yra tavyje. Kad tu gali ją panaudoti ne tik intimumui, bet taip pat kurti ir pakeisti savo gyvenimą. Ir kad nesvarbu, kas tau atsitiko. Nesvarbu, kiek traumų patyrei. Ji visą laiką yra tavyje. Aprašyme palikau tau nemokamą gidą, kuriame ras mano 7 žingsnių sistemą, kuri padėjo man visiškai perprogramuoti savo gyvenimą ir tikiu, kad padės ir tau. Jeigu tau rezonuoja tokie pokalbiai apie saviugdą, moteriškumą, visatos dėsnius, prenumeruok šį kanalą ir taip pat gali sekti mane Instagrame. Ir ačiū, kad žiūrėjai, love you. Bye. Tschüssi.